Sveiki gyvi, čia Tomas. Pavasaris jau čia bent jau pas mane. Taigi tą progą pagalvojau pakalbėti apie mokslą. Ką? Ne, nenorite? Nieko, aš vis tiek pakalbėsiu. Turbūt daug kas girdėjote tą faktą, kad užsienyje mokytis yra daug lengviau. Aš galiu tik patvirtinti šį faktą, nes iš tiesų čia yra mokytis daug lengviau, viskas paprasčiau. Pamenu, Lietuvoje mokytoja į vieną pamoką 45 minutės sukišdavo 3 temas, viską suvaldavo ir galų galiausiai nieko neatsimindavo namuose parėjęs. O čia, bent jau koledže, pamoka trunka 1 valandą 30, per kurią viską išaiškina mokytoja, ramiai, lėtai, o po to užduoda darbą, kurį reikia atlikti per savaitę arba 2. Tai va, tas 2 savaitės pražaidžiam su kompiuteriu, Vice City arba CS-ą, paskui per paskutinės porą pamokų padarom tą darbą. Kol kas viskas šauniai einasi. Pas mane jau toks rimtas pavasaris. Sugalvojau išeiti į lauką, pafilmuoti orą. Sprendžiu ne vien tik iš oro, bet ir dėl riaumojančių kačių naktimis. Jeigu tu riaumojantį katė, pasidalink šį video su draugais. Tai va, jeigu mes dar bendrausim, susirašysim, iki susitikimo, iki... Tai va, aš atėjau kažkur čia pafilmuoti to vlogo į lauką. Va, žiūrėkit biškelį. Pavasaris, va, traukinukai važiuoja. Ir aišku, čia va, šiukšlių yra viską, bet va, ką dar radau. Taip, lietuviško kamštelį. Visur tų lietuvių pilna.